Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje, Tytuvėnų piligrimų centre, vyko Kelmės miesto partnerių Ukrainoje Novovolynsko muzikinio trio Gulbės sparnas padėkos koncertai. Šis koncertas skirtas įprasminti miestų draugystę ir išreikšti padėką už kasmet Kelmės rajono savivaldybės iniciatyva renkamą ir siunčiamą humanitarinę pagalbą agresiją patiriančiai Ukrainai, sakė Novovolynsko kultūros skyriaus vedėja Marija Duščiuk. Koncerto pradžioje pristatyta vaizdo medžiaga apie Novovolynską. Novovolynskas – tai miestas Voluinės srityje, netoli sienos su Lenkija. Miestas gana jaunas, įkurtas 1951 metais. Pramoninis, išsidėstęs Lvovo-Voluinės anglių baseine. Novovolynske skaičiuojama per 50 000 gyventojų. Kelmės rajono savivaldybės partnerystė su Novovolynsku prasidėjo 2008 metais. Muzikinio kolektyvą pasveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Danutė Laivienė. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Albertas Brazas. Koncerte skambėjo tradicinis styginis ukrainiečių liaudies muzikos instrumentas bandura, liaudies dainos ir dainos lydinčios karius kovoje su agresoriumi. Ukrainiečių ir lietuvių draugystė beprasmiško karo laikotarpiu pasireiškia įvairiomis formomis. Iš Lietuvos į Ukrainą siunčiama parama, kuriai aukoja bene kiekvienas lietuvis. Labdaros akcijose lietuviai atlieka ukrainietiškas dainas. Koncerte turėjome galimybę išgirsti žinomas ir nežinomas, bet ukrainiečiams gražiausias ir prasmingiausias dainas, kurias dainavo Novovolynsko kultūros namų direktorė Olga Makarek, meno vadovė Jana Šumčiuk, folkloro kolektyvo Svanving vadovė Ina Kravčiuk. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Kelmės rajono verslininkų asociacija organizavo kasmetines, jau tradicija tapusias verslo dienas. Verslo dienų renginiai pradėti sodinant medelius Tūkstantmečio parke, kuriame jau susiformavo verslininkų parkelis. Ši simbolinė iniciatyva atspindi asociacijos indėlį į bendruomenės stiprinimą ir tvarios ateities kūrimą, sako Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Alvydas Gerbenis. Šiais metais verslo dienų renginių metu buvo minimas ir Kelmės rajono verslininkų asociacijos 25-metis. Pakalbinti Kelmės rajono verslininkai sakė, jog šiandienos verslo aplinka yra labai dinamiška ir kinta nuolat, todėl įmonės siekdamos išlikti konkurencingos ir augti turi nuolat atnaujinti savo strategijas bei adaptuotis prie naujų rinkos sąlygų. Viena iš svarbiausių sėkmės paslapčių šiandien yra inovacija. Verslo dienų baigiamasis renginys sukvietė rajono verslo bendruomenę ir svečius į Alberto Margio mažąjį dvarą. Čia paskaitą etikos dilemos šiuolaikiniame versle, iššūkiai ir galimybės skaitė lektorius, etiketo specialistas, rašytojas ir žurnalistas Giedrius Drukteinis. Po paskaitos renginio vedėja Telšių kultūros centro režisierė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė sveikinimo žodžius tarti kvietė Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Vilija Virbickė ir Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininką Alvydą Gerbenį. Savo sveikinimo žodyje Vilija Virbickė pasidžiaugė, jog Kelmės verslas vis auga. Per šiuos metus įsteigtos 58 įmonės, kurių dabar rajone yra 720. Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Alvydas Gerbenis, sveikindamas rajono verslininkus, pasidžiaugė asociacijos narių bendrystę, naujomis idėjomis ir įžvalgomis ir sakė, jog bendraudami tampame turtingesni, išsinešame daugiau patirties, sužinome apie pasiekimus, rūpesčius ir galimybės. Rajono verslininkus sveikino Kelmės rajono vicemeras, išrinktas Seimo nariu Kęstutis Bilius. Kelmės verslo bendruomenę sveikino Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, užimtumo tarnybos Kelmės skyriaus vedėjas Žydrūnas Šapalas. Kelmės rajono savivaldybės padėka už sėkmingą verslo plėtrą ir gerus veiklos rezultatus įteikta uždarosios akcinės bendrovės Kelmės technika direktoriui Artūrui Kvintufeliui. Kaip ir kasmet, nominuoti geriausieji rajono verslininkai. Už sėkmingą verslą, svarias investicijas į verslo plėtrą ir Kelmės miesto gražinimą nominacija įteikta Donatai Volbekienei. Už ilgametį sėkmingą verslą ir jo plėtojimą apdovanota Giedriaus Naviko įmonė.
Už ilgamečio verslo puoselėjimą įmonės 30 metų jubiliejaus proga apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Žemaira direktorė Aušra Stanelienė. Už ilgametį verslą ir investicijas į jo plėtrą nominacija įteikta uždarosios akcinės bendrovės Vaido Sėjūno vairavimo mokyklos vadovui Vaidui Sėjūnui. Prisimenant ir pagerbent Kelmės rajono verslininkų asociacijos įkūrėjus, padėkos įteiktos Petrui Račkauskui, Marijonai Jokšieniai, kurie linkėjo atkaklumo, gero pelno ir kantrybės, vystant verslus. Iššūkiai šiandien, atsakomybė amžiams, sakė verslininkai. Renginyje 30 veiklos metų jubiliejaus proga apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Žaveidėja direktorė Vilma Butrimavičienė. Ir 20 veiklos metų mininti uždaroji akcinė bendrovė Edvitada direktorius Žygaudas Andrijauskas. Už iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą Kelmės rajono verslininkų asociacijos veikloje pagerbti asociacijos nariai. Eugenija Minčinauskienė, Janina Puškienė, Rima Kučinskienė, Remigijus Grigaitis, Aurelijus Levickis. Lietuvos krepšinio federacija, siekdama skleisti krepšinio žinias ir įkvėpti jaunąją kartą, įgyvendina projektą Diena su legenda. Šio projekto tikslas – supažindinti jaunuosius Lietuvos krepšinio talentus su patyrusiais legendiniais žaidėjais, kurie dalinasi savo išmintimi, pasakoja apie asmenines pergales ir pralaimėjimus, perteikia krepšinio meistriškumo subtilybės bei ugdo būsimų krepšinio žvaigždžių pasitikėjimą. Kelmės sporto centre vyko susitikimas su Lietuvos krepšinio legendomis, Lietuvos krepšininku, olimpiniu čempionu Valdemaru Chomičiumi ir Europos krepšinio čempionu Virginijumi Praškevičiumi. Susitikimo pradžioje Virginijus Praškevičius ir Valdemaras Chomičius pasidalijo vertingą patirtimi apie krepšinio technikos ir sunkaus darbo svarbą. Vėliau surengta treniruotė, kurios metu jaunieji krepšininkai mokėsi, kaip tinkamai ruošti kūną ir mintis, kaip varytis ir perduoti kamuolį. Džiaugiuosi, kad visi projekte dalyvaujantys vaikai nuo pat pirmų minučių būna labai susikoncentravę ir sąžiningai dirba ties tais technikos elementais, kuriuos jiems labiausiai reikia tobulinti. Ir džiugu, juk federacija prisideda prie jaunųjų krepšininkų tobulėjimo ir leidžia iš arčiau susipažinti su Lietuvai nusipelniusiais krepšininkais, sakė Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius. Mes už Lietuvą! Kelmės rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisija, tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija lapkričio 20 dieną Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje kvietė į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Priklausomybės sindromas, lėtinės ligos, prevencija ir socialinės problemos. Konferencijos dalyvius pasveikinusi Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Nekrašė pasidžiaugė, jog visuomenės sveikatinimui skirtos mokslinės praktinės konferencijos Kelmėje organizuojamos jau 23 kartą. Per 2 dešimtmečius dirbdami labai reikalingą darbą, kuriam savo krašto gyventojų sveikatinimo tradicijas, bei džiaugiamės aktyvę bendruomenę, kuriai reikalingos profesionalios, mokslo pagrįstos žinios apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, sakė Lina Nekrašė. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė ir apie jaunimo priklausomybių problematiką nuotoliniu būdu kalbėjo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas profesorius Algirdas Sutkus. Nuotoliniu būdu paskaitą rizikos ir apsauginių veiksnių sąsajos su psichoaktyvių medžiagų vartojimu skaitė mokslų daktarė Giedrė Misiūnienė. Profesorė mokslų daktarė Sigita Lesinskienė kalbėjo temomis: paauglių psichikos sveikatos aktualijos, iššūkiai ir galimybės teikiant kompleksinę pagalbą ir pasimatymų patirtys, ką galime padaryti, gerinant jaunuolių emocinę sveikatą. Profesorė mokslų daktarė Sigita Lesinskienė, padedama Kelmės visuomenės sveikatos specialistų, 2012 metais atliko tyrimą
apie Kelmės rajono moksleivių polinkį žalotis. Tyrimas padės gerinti paauglių psichikos sveikatos priežiūros kokybę. Tyrimų medžiaga bus perduota Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Nuotoliniu būdu paskaita tema priešlaikinės mirtys dėl lėtinių ligų ir vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Vokietijos patirtis skaitė profesorius mokslų daktaras Domantas Jasilionis. Bendravimo su vaiku atspindžiai jo psichikos raidoje, skaitmeninė blaška, priklausomybė nuo interneto ir išmaniųjų įrenginių. Šią temą kalbėjo gydytoja neurologė Vitalija Gresevičienė. Netiesioginės išlaidos ir socialiniai iššūkiai šeimoms auginančiams vaikus su įgimtomis raidos anomalijomis tema nuotoliniu būdu pasisakė gydytoja genetikė Evelina Marija Vaitėnienė. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir pagalbos galimybės Kelmės rajone tema kalbėjo savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė Indrė Skirmantaitė ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Nekrašė. Lina Nekrašė pristatė Kelmės rajono demografinę situaciją, kylančius iššūkius dėl senstančios visuomenės, sveikatos netolygumų, augančio demografinės senatvės koeficiento, sparčiai mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklose. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas gerinti gyventojų psichinę sveikatą, teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, įgyvendina ankstyvosios intervencijos skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviasias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams programą, vykdo bazinius savižudybių prevencijos mokymus, organizuoja priklausomybių konsultantų paslaugų teikimą gyventojams. Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė Indrė Skirmantaitė kalbėjo apie gydymo paslaugų organizavimą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims Kelmės rajono savivaldybėje. Vaikams, netekusiems savo tėvų globos, reikia suteikti sparnus, kad jie galėtų skristi, ir šaknis, kad turėtų kur sugrįžti. Šių metų vaikų globos simbolis sparnai. Kelmės rajono vaikų ir šeimos gerovės centras Kelmės draugystės parke kvietė pasimatuoti sparnus ir daugiau sužinoti apie vaikų globą, jos procesus, problematiką, bei pasvarstyti galimybę tapti globėjais. Visada buvo gaila vaikų, kurie neturi tėvų. Atrodydavo, kaip gali gyventi, jeigu mamos neturi. Ir pabaigiau aš kursus. Pati prisijaukinau tą mintį ir atsirado Tomukas pas mus. Nėra lengvų dalykų. Gal būna per didelės susikurtos iliuzijos, kai tikėsi, kad čia viskas bus labai gražu ir rožiniam spalvom, o gyvenimas yra toks, koks yra. Tai visokių dalykų yra. Ko gero, labiausiai tai reikia pasiruošti tam, kad viskas greitai nesidaro ir viskam reikia laiko. Jeigu norit, reikia daryti. Jeigu turit širdį norą, darykit, imkit, auginkit, nes paskui vis tiek gailėsitės, kad to nepadarėt. O visi dalykai, visos problemos, visi reikalai įveikiami, tiesiog sprendžiami. Tai ar su savo vaiku turi tas pačias bėdas, ar su tuo vaiku turi tas pačias bėdas, tai čia iš tikrųjų tai nematau tame skirtumo. Ir kai myli vaiką, tai lygiai taip pat augi kartu su juo ir auklėji jį, ir bariesi, ir taikaisi, ir ieškai sprendimų, lygiai vienodai. Kai atsakingai tai žiūri, kai nori, tai vis tiek viskas pavyksta. Vaikas tai suteikia džiaugsmą. Kasmet rudenį nuo 2001 metų į romansų vakarą Rudens romansas organizuojama Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotojos kultūriniai veiklai Angelės Jovaišaitės susirenka pilnutėlės salės šio muzikinio žanro klausytojų. Ne išimtis ir šiemet. Romansus dainavo ir žiūrovų širdis virkdė Kelmės kultūros centro muzikavimo grupė Intriga, vadovė Angelė Jovaišaitė. Joniškio kultūros centro romansų grupė Ašalia, vadovė Rita Kipšaitė Balčiūnienė, Klaipėdos kapelija Mingė, vadovas Rolandas Bučmys, Skuodo rajono kultūros centro folkloro ansamblis Vereta, vadovė Sigita Žemelienė. Renginį vedė Modestas Vaitkevičius.
Koncerte kartu su atlikėjais romansus dainavome drauge. Labai mėgstame tokias dainas, nes širdžiai jie artimi, o ypač tie, kuriuos dainuodavo mūsų tėvai. Vienas iš jų nebegrįšiu laukų takeliu, sakė pakalbinti žiūrovai. Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė dėkojo visiems atlikėjams, sušildžiusiems ir prašviesinusiems vėlyvą rudenio vakarą ir žiūrovams, negailėjusiems plojimų atlikėjams. Spalio pabaigoje Kelmės mažasis teatras pakvietė į pirmąją šio sezono premjerą. Režisierės Linos Jankauskaitės Peleckienės pastatytą spektaklį Išgyvenimo laumė. Sukurta pagal Vytauto Landsbergio to paties pavadinimo knygą paaugusiems ir suaugusiems skaitytojams, kurioje rašytojas perkelia mitologinės lietuviškų pasakų paralelės iš šių dienų gyvenimo. Tai pasakojimas apie kelių vasaros dienų ir naktų nuotykius, tiek kiek trunka sunkiojo roko festivalis prie Anykščių Velnio akmuo, kuris ir yra viso veiksmo aikštelė. Spektaklyje vaidina Sandra Zakarienė, Armida Jurgilė, Armandas Lazdauskis, Modestas Vaitkevičius, Laura Šmitkinienė. Scenografiją kūrė Arnas Arlauskas, muzika Matas Beržinskas, kostiumų dailininkė Urtė Augustinavičiūtė, šviesų dailininkas Alanas Augustas Buivydas. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko literatūros vakaras ir niekur man iš čia neišeit, skirtas poetės Reginos Biržinytės 75-osiams gimimo metinėms paminėti. Minint poetės 75-asias gimimo metinės, prie Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos atidengtas suolelis poetei, bibliotekininkiai, visuomenininkiai Reginai Biržinytei. Suolelį, kuris simboliškai buvo uždengtas didžiulė nerta skara, atidengė poetės brolis Valentinas Biržinis ir Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Bilius. Ant suolelio kalvio Modesto Tamošaičio metalinė vandens lelija, simbolis vandenų, kuriuose taip mėgo plaukioti Regina. O nuskaičius ant suolelio esantį QR kodą, galima klausytis aktorės Justinos Kasiulytės įgarsintų Reginos Biržinytės eilėraščių. Bibliotekos renginių erdvėje pristatyta Reginos Biržinytės poezijos knyga Amžinais sugrįžimais į mažą miestelį. Poetė, kuriai šiais metais būtų sukakę 75 metai, nepaprastai mylėjo Kelmę, Kražantę. Tai atsispindi jos eilėraščiuose. Regina Biržinytė 20 metų dirbo Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Poetės Reginos Biržinytės mirties 10-mečiui 2006 metais Kelmės rajono savivaldybė išleido knygą Taip lengva. Šiame rinkinyje sudėti neskelbti poetės eilėraščiai. Kada rinkinys Taip lengva buvo paruoštas spaudai, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotojos, poetės kolegės, jos rašomajame stale rado 12 eilėraščių sąsiuvinių, kurių dauguma buvo neįtraukti nei į vieną rinkinį. Taip ir gimė dar viena 5 Reginos Biržinytės knyga Amžinais sugrįžimais į mažą miestelį. Reginos Biržinytės poezijos rinktinę pristatė knygos redaktorė Dalia Griškevičienė. Atrenkant eilėraščius, jie grupuojami į 3 temas – būti moterimi, ištuštėjusiuos namuos ir išprotėjusi upė. Knyga išleista 350 egzempliorių tiražu. Jos leidybą finansavo Kelmės rajono savivaldybė. Reginos Biržinytės poezijos knygos Amžinais sugrįžimais į mažą miestelį viršelio dailininkas Andrius Seselskas, knygos iliustracijų dailininkė Urtė Seselskaitė. Apie Reginą Biržinytę kalbėjo ir jos eiles skaitė poezijos mylėtojos Valerija Puišienė, Janina Skeberdienė, bibliotekininkė Danguolė Garnienė. Renginyje dalyvavęs Reginos Biržinytės brolis Valentinas Biržinis Žemaitės viešajai bibliotekai padovanojo užrašytus savo prisiminimus. Regina, aš, jos brolis ir mūsų tėvai. Virtualią poezijos knygą, kurioje Reginos Biržinytės eilėraščius galima ir skaityti, ir klausyti, ir net matyti, nes knyga iliustruota ir piešiniais, ir nuotraukomis, ir vaizdo vizualizacijomis, pristatė jos kūrėjas, bibliotekos darbuotojas Rolandas Kančauskas. Vakaro metu Reginos Biržinytės eilėraščius skaitė Kelmės mažojo teatro aktorė Justina Kasiulytė,
o ypatingą renginio atmosferą kūrė Arijaus Ivaškevičiaus pianinu skambinamos melodijos. Renginio metu veikia Aušros Sapankienės fotografijų paroda Eilėraščio žavesys, kurią inspiravo Reginos Biržinytės eilėraščių tematika. Kelmės kultūros centre darbą baigė 7-osios tradicinio amatų dirbtuvės, kuriuose keramikos, molio žiedimo, akmens tašymo, audimo staklėmis, juostų vijimo ir juostų audimų mokėsi per 40 dirbtuvių dalyvių iš Šilalės, Šiaulių ir Šiaulių rajono Radviliškio Kelmės. Nuo 2012 metų Kelmės kultūros centro tradicinio amatų koordinatorė Eugenija Buivydienė rengia ir vykdo projektus, kuriais siekiama skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, tradicinio amatų demonstravimą, populiarinimą, patirties perdavimą. Amatų dirbtuvių dalyvius lipdytinės keramikos mokė šiauliškiai dailininkai, keramikai Irena ir Vilius Šliuželiai. Juostas austi mokė šaukėniškė, tautodailininkė, meno kūrėja Alma Meškienė. Su audimo staklėmis ir juostų vijimo ypatybėmis supažindino pedagogė Kelmės kultūros centro amatų studijos vadovė Irena Arlauskienė. Žiesti molį mokė kuršėniškis Vydmantas Vertelis, 3 kartos puodžius ir 8 Lietuvos puodžių karalius. Akmens tašymo mokė tautodailininkas meno kūrėjas Valdas Banza. Tradicinių dirbtuvių darbo pabaigtuves vainikavo paroda, kurioje eksponuojami visi amatų dirbtuvių dalyvių sukurti darbai. Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus vedėja Nomeda Banzienė pasidžiaugė gausiu būriu norinčių mokytis amato bei puoselėti mūsų savastį, kultūrinį paveldą. Šios amatų dirbtuvės tai gyvosios etninės kultūros pavyzdys, sakė Nomeda Banzienė. Dailininkė keramikė Irena Šliuželienė atsisveikindama su mokiniais sakė, jog džiugina nuolatinis kūrybinis vyksmas, per kurį etninė kultūra atsinaujina. Audimo staklėmis ir juostų vijimo mokytoja Irena Arlauskienė labiausiai džiugino amato perėmimas ir tęsimas. Aš pati austi staklėmis amatų dirbtuvėse mokiausi iš audėjos Onutės Butvilienės, o šiandien mokau austi būsimas audėjėlės. Ir labai džiaugiuosi, kad bus kas audžia. Akmentašystės mokytojas tautodailininkas meno kūrėjas Valdas Banza pasidžiaugė, jog akmentašių būrį papildė nauji amatų kursų dalyviai iš Šilalės ir Šiaulių rajono. Jos audimo mokytoja, tautodailininkė meno kūrėja Alma Meškienė dėkojo už bendrystę, už kruopštumą ir atidumą, už norą tęsti tradicijas. Tautodailininkas Lietuvos puodžių karalius Vydmantas Vertelis, atsisveikindamas su amatų dirbtuvių dalyviais, džiaugiasi bendrystę prisiliečiant prie tradicinio amato. Amatų dirbtuvių dalyvių pagarba amatui ir meistrui. Projektą tradicinio amatų dirbtuvės rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė, tad mokymai amatų dirbtuvių dalyviams buvo nemokami. Lapkritį Kelmėje surengtas teatrų festivalis 321, skirtas profesoriai Irenai Vaišytei atminti. Festivalio atidarymo metu Kelmės kultūros centro režisierė Rasa Šiaučiūnaitė sakė, jog teatrinio meno srityje šviesaus atminimo profesorė Irena Vaišytė gerai žinoma žmogus. Irena Vaišytė lietuvių teatro pedagogė, pirmoji Lietuvoje profesionali aktorių rengimo specialistė, teatrologė, menotyrininkė, gimė 1926 metais lapkričio 13 dieną Šaukinuose, vargonininko šeimoje. Vargonininkas Vladas Vaišys gimtinėje prisimenamas kaip pavasario choro vadovas, aktoriaus meistriškumo katedros vadovė, Valstybinėje konservatorijoje, dabartinė muzikos ir teatro akademija. Pradėjusi dirbti 1956 metais, profesorė Irena Vaišytė išleido net 10 aktorinio meno laidų, kuriomis į Lietuvos teatrus įsiliejo apie 100 jos auklėtinių aktorių. Teatrų festivalio atidarymo metu Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktoriai skaitė ištraukas iš Palmiros Galkontaitės knygos Žydinčiai pievai virš debesų, kurioje žurnalistės surinkti profesorės gyvenimo faktai, kalbintų Irenos Vaišytės studentų mintys ir prisiminimai. Pristatydama teatrų festivalį Rasa Šiaučiūnaitė sakė,
jog šis festivalis atsirado susitikus su profesorės Irenos Vaišytės mokinė aktorė skaitovė Virginija Kochanskytė. Besišnekučiuojant su Virginija paaiškėjo, jog aš esu jos kursioko Juozo Žibūdos mokinė. Bekalbant apie mus mokiusius dėstytojus, jų studentus, supratome, kiek daug teatro pasauliui davė ir paliko profesorė Irena Vaišytė. Tai ir paskatino parengti projektą Teatrų festivalis 321, skirtą profesoriai Irenai Vaišytei atminti. Atidarymo metu parodytas monospektaklis Mirties angelas arba istorijos iš anapus. Teksto autorius Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktorius Gintaras Juškevičius. Su didžiulė laimė ir pagarba mes suorganizavome pirmą kartą Teatrų festivalį Kelmėje, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Festivalyje dalyvavo 4 profesionalūs teatrai, vyko 3 kūrybinės dirbtuvės. Tikslas buvo pagerbti profesorės Irenos Vaišytės atminimą ir 30-asias jos mirties metines. Todėl festivalyje dalyvavo arba jos tiesioginiai mokiniai su spektakliais, arba mokinių mokiniai. Kaip šiuo atveju buvo Justas Tertelis, Aido Giniočio mokinys, parengė savo monospektaklį Praeis. Apie spektaklį autorius sako, spektaklis Praeis atsirado pagal mano vienaveiksmę monopjesę pradedančiam aktoriui. Spektaklis ilgai buvo rodomas teatro laboratorijoje, atviras ratas, apvažiavo visą Lietuvą, dalyvavo užsienio festivaliuose. Vaikams festivalio programoje stalo teatro spektaklis, kaip žvejys į dangų ėjo. Tai pasaka iš Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos. Pasaka sekama teatralizuotai pasitelkus minimalistinės lėles, pagamintas iš jūros išplukdytų medžių gabalėlių, įvairius objektus ir gyvą muziką, atliekama kanklėmis, įvairiais perkusiniais ir pučiamaisiais instrumentais. Edukacijų tikslas buvo priminti, kad teatras tai nėra vien aktorius ir žiūrovas salėje, kad teatras gali būti labai įvairus. Todėl kūrybinės dirbtuvės su Justu Terteliu, kūrybinis intelektas buvo suorganizuotos tikslu tam, kad priminti, kad kiekvienas iš mūsų turime labai daug kūrybiškumo. Ir kaip tą kūrybiškumą savyje pažadinti, kaip jį išreikšti viešumoje ir savo gyvenimuose. Taip pat turėjome labai įdomią edukaciją Teatras iš popieriaus. Edukaciją vedė Saulė Degutytė. Tai buvo puikia galimybė prisiminti, kad iš kiekvieno buities rakando, samčio, šaukšto, šaukštelio, pipirinės ar net laikraščio skiautelės galime susikurti savo teatro namuose. Susikurti personažus, pavyzdžiui, lėlytės pasigaminti iš popieriaus, duoti tai lėlytei vardą, sukurti ją istoriją ir štai mes jau turime teatrą savo namuose prie virtuvės stalo. Taip pat mes turėjome edukaciją skirtą mėgėjų teatralams su Irida Lementauskienė, kuri pristatė interaktyvaus teatro metodus. Šis festivalis tiek žiūrovų lankymasis renginiuose, tiek kūrybinėse dirbtuvėse apsilankę žmonės vieningai pritarė, kad teatro Kelmėje labai reikia ir kuo įvairesnio ir kuo daugiau žinių apie teatrą. Plus labai svarbus Irenos Vaišytės vardas Kelmėje, žmonės ją prisimena, žmonės apie ją žino. Ir šią mintį ir vardą nešti toliau kitom kartom, kaip labai yra svarbu. Tai yra viena iš Kelmės istorijos dalių. Tad profesorė Irena Vaišytė Kelmėje yra itin svarbi asmenybė. Teatrų festivalio 321 skirto profesorė Irenai Vaišytei atminti uždarimą pradėjo Kelmės kultūros centro dainavimo studijos duetas Jurgita Gelumbickienė ir Evelina Andrijauskaitė. Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktoriai. Teatrų festivalio uždarimo šventėje dalyvavo Irenos Vaišytės mokiniai, aktorė skaitovė Virginija Kochanskytė, kurią projekto vadovė Rasa Šiaučiūnaitė pavadino Teatrų festivalio 321 skirto profesorė Irenai Vaišytei atminti krikštamotę. Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė Irenos Vaišytės mokiniai pristatė monospektaklį Gyvenimas kaip graži kelionė, kuriame aktorė žiūrovus kvietė pasinerti ne tik į kuriamo personažo gyvenimo kelionės peripetijas, bet drauge pergyventi ir savo asmeninius gyvenimo patyrimus.